Sveiki, čia Genutė Žalienė ir rubrika Kelkime sparnus. Šiandieną kalbėsimės apie kultinį, didingą praeitimi, besididžiuojantį restoraną Neringa. Nes būtent šią dieną restoranas švenčia 50 metų jubiliejų. Kaži, ar yra Vilnietis neragavęs vištienos kepsnio Neringa bei to paties pavadinimo salotų, kurios buvo pradėtos gaminti dar prieš 30 metų. Kuo dar restoranas Neringa ypatingas ir traukiantis lankytojus? Papasakos restorano vadovas Andrius Tamulis. Sveiki, Andriu. Labadiena, gerbiama Genutė, labadiena, gerbiami radijo klausytojai. Šiandien, lapkričio 6 dieną, lygiai prieš 50 metų buvo atidarytas Neringa restoranas. Kaip minite šią datą? Darom didelę šventę, kviečiam gausų svečių būrį, ir televizijos šou žvaigždės, ir politikus, seimūnus. Anksčiau Neringa buvo ne tik bohemos susirinkimo vieta, čia rinkdavosi ir inteligentija, mokytojai, gydytojai, aktoriai. Rodos metams bėgant Neringa išsaugojo savo dvasią ir stilių. Kaip jums pavyksta traukti ne tik senuosius lankytojus, bet ir šiuolaikinį jaunimą? Mūsų restoranas stebina naujomis idėjomis, siūlo puikų maistą, gerą aptarnavimą ir originalią klasikinę aplinką. Mūsų restorano interjeras yra įtrauktas netgi į Lietuvos architektūros paveldo fondą. Platus valgiaraštis patenkina kiekvieno skonį, iš europietiškos bei lietuviškos virtuvės patiekalų įvairovės išsirinks net ir pats išrankiausias gurmanas. Be naujų, kas sezoną atsinaujinančių patiekalų, mes didžiuojamės dar ir prieš 30 metų pradėtais gaminti patiekalais, kurie išliko populiarūs iki šių dienų. Ar tik patiekalai ir autentiška aplinka nepakitusi vilioja lankytojus? Tikrai ne. Tik juk restoranas garsus nuo 69 metų. Ir savo rengiamais ir džiazo vakarais, ketvirtadieniais, o penktadieniais, šeštadieniais gyva muzika skamba visame restorane. Jį kelia nuotaiką ir pagerina mūsų lankytojų apetitą. Taip pat norime pasigirti, jog 1970 metais mūsų interjeras įtrauktas Lietuvos paminklų saugojimo valstybės sąrašą. Kas jums juokinga? Labai tiesiog prajuokino musė. Na, čia džiaugsminga gaidelė ir baigime pokalbį. Ačiū Jums, Andriau. Geros šventės. Mūsų radijo stotis M1 sveikino Jūs. Kalbėjome su restorano Neringa vadovu Andriumi Tamuliu. Dabar yra 15 valandų 5 minutės.